Sveiki, esame Marijampolėje, pradedam S7 demo turą, pažiūrėkite, kaip mums sekasi. Sveikas, Mantai, atvykom pas tave į ūkį, kaip javapjūtė jau prasidėjus? Pirmos minutės, kai pradėjo kviečius kulti. Super, labai smagu. Tai ką, už mūsų stovi S7 kombainas, kaip sakant, pasižiūrim, kas čia per kombainas ir kimbam tada į darbus. Bandom. Pjaunamosios HDX 35, 10,6 darbinio metro pločio. Turim Grain Saver Belt diržą, John Deere patentuotas, tam, kad visas sėklas kiek įmanoma išsaugotumėm ant pjaunamosios ir nieks nenubirėtų ant žemės. Bet vienas esminių punktų yra kameros. Žinai, kas čia per daiktas? Žinau. Nuspėja važiavimo greitį pagal derliaus tankumą. Va, labai teisingai, tik tiek, kad dar šiek tiek papildysiu, kad šitos kameros dirba ne vien jos, bet dirba kartu su palydoviniais duomenim, NDVI žemėlapis. Užkraunam 2 sluoksnius, ką mato kameros, ką mato palydovas. Kombainas suprast, ką jam reikia daryti, važiuoti lėčiau, važiuoti greičiau. O kaip jos veikia, galim šokti kombainą, mažiau kalbėsim, daugiau darysim, pamatysim, kaip jos realiai veikia. Pažiūrim. Varom. Reikia nuo kondiškės pradėti. O, geras požiūris. Dabar jungiam rotorių, ne? Tai papypsinam. Jungiam rotorių. O, blemba kaip švelniai. Bijau iš tikrųjų. Jeigu mano Škodai dar kokį sveiką vieną ratą paliksit, bus labai gerai. John Deere saugot pirmą reikia, ne Škoda. Kas čia dabar to aukščiau kaip ir gerai? Nu tai iš galų laukas visada aukščiau kuliuosi. Iš esmės aukštis man irgi tinka. Aš aukščiau kuliuosi vien dėl to, kad maža ko kažkas per metus tuos įmetę, ką nors gali būti, ar įkritę šiaip, dėl saugumo tik tai. Nebent su kažko susipykęs esame. Dar ne, per daug bent jau ne. Tam iš rankos vairuoti daug didesnį kombainą negu įpratęs. Jo, skirtumas didžiulis. Jau vien tik tai pajaus tą atstumą, kad visus kviečius iki krašto paimti, jau yra ką veikti. Tai pas jūs yra 7-6, gerai atsimenu. Čia papildomi 3 metrai. Tai reiškia. Nu, bet va gerai, nereikia rūpintis, kad masė vienoda eitų į kombainą. Diržai suneša viską. Iš esmės diržai suneša ir netgi labai aiškiai matos, šitoj pusėje daugiau masės, bet čia ateina ir... Bet sueina vienodai, kombainas visiškai nieko nejaučia. Kad ten, tarkim, sprintų ar kažką. Matau, kad jisai biškį save bando reguliuotis, jau priminėja tam tikrus sprendimus be mūsų įsikišimo. Nu, aš darausi savo 3 per 3 pjaunamasias galų loką, tai ten grubiai 20... Oi, čia gerai viskas, kad taip šokinėja? Per technologinę pravažiavo. Taip jaučiasi? Nu, tai pjaunamoji jaučia labiausiai ir kadangi jai reikia išlaikyti vienodą aukštį, jinai sakant, biškį vat. Ai, čia va, per vikšrą jaučia. Ir vikšrą jaučia, ir pjaunamoji jaučia. Pirmą kartą su vikšriniu kombainu važiuoju. O čia pasiko rodo, ką jisai įdomu rodo. Drėgmę? Jo. Rodas čia viskas. Ai, 13,9. Jo. Nu tai kažkas panašaus ir gali būti, apie 14-15 tam tarpe. 7,5 mačiau net buvo momentas. Derlingumas geras. Kabinoj tylu, irgi čia toks, nuo tas serijas turėtų šiek tiek pokytis būt. Tyliau, tikrai tyliau negu teškiai. Aš vakar vadėse sėdėjau, pastebėjau, kad irgi pokytis geras. Aš nesakyčiau, kad biškį aukštį reikėtų. Jo, pamažint. Pamažint. Pažiūrim, apsisukam. Bet nieko. Išmokinsim su šito pjauti, eisim mes ant teškės. Taip. Paskui nebus kam su teškė dirbti, mane su šitu išmokins. Tai mes papjausim. Sandėlininkas prakeiks.
Nes jam nuo 3 kombainų, kai pradėsim vežti, tai... Joks jokais, pernai metais demonstracijai. Kupiškio rajone darėm demonstraciją. Skambina ūkininkas jau gerai, pusėjus dienai. Sako, o jūs čia visą dieną taip vešit? Sakom, nu jo. Na, žinokit, sako, man bokštų norija jau, sako, jau susvila. Sako, aš jau norėčiau, kad jūs biškai pristabdytumėt. Čia... O čia nerodo, kiek... Kem 5%, tai reiškia, galim drąsiai važiuoti vieną galą. Galim važiuoti. Pagrindinis esminis momentas, kada jau galim sakyti, kad jau reikia stabdyti. Matot per šitą veidrodėlį ir per šitą viršutinius langelius. Matau. Abudu langeliai užsipildė, arba jau vienas užsipildęs, o kito nebedaug liko, jau esam labai netoli. Čia gal dar per kokius 1, 2, 3 pakelsiu prie krašto. Oi, labai jautri rankena. Rankena jautri. Sakyčiau, dabar man matau, ką 85-86% apkrova, 90 labai gerai. Taip ir tvarumas visai nieko, čia kas prie lango dedas. Gabaritas šonas jau aišku kiek. Jo, kažkaip, nežinau, jau pradedu priprast. Trūksta tik bumbulkės ant vairo. Dabar trūksta, pasileisim autotreką. Nereikės. Pajungsim, paskui gražiai atsipjausim kitą pusę, pajungsim apsisukimą. Tikrai nereikės greičių. Priklausomai nuo derlingumo. Šiaip apie 5,5 aš nelakstau, nes ten tik paspaudi greičiau, iškart per kratukus nuostoliai atsiranda. Sukelt, kažin, ar praslys? Praslys. Praslydo. Jeigu atkreipė dėmesį, žemėlapis pakeitė spalvas. Jo, atsirado kažkas. Jau jisai pabiškai pradeda užsikraudinėti žemėlapis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galėsim kombainą atiduoti. Kombainui atiduoti visą valdymą, ar ne? Ir kad jisai viską valdys. Aišku, dabar yra 2 medalio pusės. Išbandysim, kas yra gerai. Blogai tai, kad antrą dieną tikrai nepjausim. Jo. Pavyks iš pirmo karto viskas. Važiuojam, ar ne, ir sunkiai girdis, kad jis jau turi apkrovą 106%. Jisai čia kažką pamatė. Čia šlapesnių buvo. Jo. Arba, nedanaupusių pavadinkim. Iškart galėjom pamatyti ant kombaino nustatymą. Nes jis pamatė, kad kažkas labai staigiai pasikeitė. Jis galvojo, ką pasidaryti. Ar jam čia reikia atlikti reguliavimą kažkokį? Ar bus gerai ir su to, kas yra dabar. 5% čia buvo kaip tik užsidegė ir jau iki kad jau 100 jau stok neduoda. Nu tai buvo, jau kai sustojom, tada jau jam užsidegė. Va, ir dabar pradeda atvažiuoti, jis sako, kad žiūrėk, neliek, aš jau pilnas. Supratau. Jis mane nebetilps. Aš įpratęs 2 įspėjimus turėti. Čia su vienu įspėjimu toks įprasta. Aš pas save žinau, kad jeigu jau tas jau 100% įspėjimas, tai dar 3 įspėjimus prie 9 tonų gali išklausyti, tada jau byra per viršų. Matau, kad šokinėja grūdelį jo. Lėtai. Nelabai suprantu, kur dabar birs tie grūdai. Gal turėtų į priekabą byrėti. Čia priekį jau nukrauta, pilsim link galo daugiau. O? Ir dabar yra ratukas, su kuriuo čia kažkur, va. Ai, nusibarsto. Jisai yra jam išvalymas. Šitas kombainas turi straigės išvalymą. Nu tai ką, visko neišleidom. Geris. 14,200 litrų. 14, tai 14,2 ir grubiai 7,21. Tai gal ten jau turėjo kažką iš anksčiau. Teoriškai turėjo tilpt. Na, kol šis skaitmeninis John Deere 7 gražuolis kombainas dirba savo darbą, noriu pakviesti ir jūs pamatyti šį gražuolis Lietuvos laukose. Susisiekite su manim ir pasitarsime, kada bus jūsų regione šis kombainas.